Labas, aš esu Žydrūnas. Duokit žaibą. Bzzzt. O čia yra vėjo papartis, kuriame šiandien svečiuojasi varlės skundikės. Nu ir ką jos išskundė šį kartą? Varlės išgirdo, kad saulė ruošiasi ištekėti. Vajetau, jos labai sunerimo. Kva. Ir susirinko į kasmetinį varlių alijansą. Taip ir pavadinta. Kva. Pasitarti, ką daryti, kaip su šita problema kovoti. Viena susirūpinusi varlė kvarkė. Ar jūs bent suprantate, kuo? Kas mūsų laukia dabar, kuo? Jau dabar viena saulė per vasarą išdžiovina daugybę balų, tvenkinių ir mažų upelių. O jeigu ji ištekėjusi susilauks vaikų, jų bus dar daugiau. Tada išdžius ne tik balos, bet ir ežerai ir upės, kur mes vargšys varlys tada gyvensim. Palaukit, aš žinau, ką reikia daryti. Kva, tarė kita varlė. Saulė gali savo tekėti, bet tegul teka už mūsų palaimintų jaunikių. Ir tada pasirodė jaunas varlius su cilindru ir lazda, pasipuošęs smokingu, kurį varlės pasiūlys saulei kaip jaunikį. Jis saulę pasistengs sužavėti savo serenada. Labas gražioji, labas mieloji, labas akių šviesa. Siųsk į laiškelį man į ragelį, mano širdis on fire. Jei tu atstumsi, mane prarasi ir liksi tu viena, o baby parašyk, kad būsi tu šalia. Varlės liko apakusios nuo tokio siaubingo pasirodymo, kol viena atsitokėjo. Čia tu rimtai? Su tokia daina? Žadėjai saulei pirštis? Klausykis, po perkūnais. Reikia susijimti, nes paskui žmonės jums galvoti, kad mūsų varlių alijansas visiškai nesąmonės daro. Juk nesam rimti partneriai tarptautiniai interesų arenoj. Ir visos varlės pritariamai kurkė bei nusprendė vis dėlto geriau keliauti pas Dievą, kad šis sustabdytų saulės vestuves. Na, nes kas daugiau galėtų atlikti tokį titanišką darbą, jeigu ne pats ponas Dievas. Ir iškeliavo, ilgai jos keliavo ir šokavo ir traukiniais važiavo, kol galiausiai pasiekė Dievo buveinę. Paskambino. Dzinzelin į duris, bet niekas durų netidaro. Tada dar kartą paskambino. Dzinzelin. Sako, gal specialiai neįsileidžia, galvoja, kad pardavinėjom kokį tai nors nereikalingą šlamštą. Bet gal prie durų stovi ir juokais nesitveria. Bet ne, tikrai, nėra namie. Matyt, kažkur bus išėjęs. Gal dirba kokį nors kūrybinį darbą. Pavyzdžiui, visus pasaulio gyvulius tveria. Kas ten žino? Viena aišku, Dievo nėra namie. Tačiau dar blogiau, kad varles einančias pas Dievą skųsti saulės pamatė pati saulė. Ir pirmiausia, baisiai nuliūdo, o paskui ant varlių dar labiau supyko. Ir netruputį supyko, o visiems amžiams ir sako, koks nedėkingumas, kodėl jos man taip daro, ar aš ką blogą jom padariau, kad noriu būti laiminga. Viskas, nuo šiol tų bjaurybių mano šiluma niekada nepasieks. Žinos, kaip į svetimus reikalus kištis. Ir nuo to laiko varlės saulės ėmė prisibijoti. Ir vos tik saulė pradeda leistis, jos garsiai kurkia, tarsi skųsdamos ir prašydamos pasigailėti. Tačiau saulė jų neklauso. Sakoma, kad dėl to, jog saulė užrūstino, varlės iki šiol yra šaltos kaip akmenukai. O tarp mūsų kalbant, gerai bent jau, kad saulė negirdėjo to varlių jaunikio. Tai nežinia, kaip jums dar būtų pasibaigę.
čia, pam, pam, čia,